Mielos moterys, kovo 8 tai diena, kai norom nenorom vis vien apie mus pagalvoja daugybė žmonių. Todėl aš noriu jums palinkėti. Niekada nepamirškime mes pačios galvoti apie save. Ir nebūtinai kovo 8. Linkiu, kad jūsų gyvenime būtų daugiau dienų, kai jūs galvojate, štai aš vis dėlto esu laiminga. Linkiu jums laimės, kuri gyvena visada čia, mūsų širdise. Kad jį išeitų į paviršių ir jums šviestų gerą nuotaiką, spindesiu, grožiu, pasitikėjimu. Meilė. Mielosios, aš jums norėčiau palinkėti, kad jūs prisimintų šią dieną tie žmonės, kurie primiršė, kad aplankytų jums, kad atvežtų gėlių, kad jūs apkabintumėte juos ir jie pamatytų, kaip jūs jų laukiat. Taigi, bent šią dieną nebūkim vienišos. Mūsų šventė